Sveiki, gitaristai. Šiandien mokysimės išgirsti mažorinę gamą ir muzikuoti kol kas šios gamos ribose. Taigi lavinsim darbinę muzikinę klausą, būtent sugebėjimą išgirsti garsą prieš pagrojant. Tai yra labai svarbu, nes vien pirštuočių, paternų, kažkokių solo žinojimas nepadės jums aiškiai reikšti savo muzikinių minčių, jeigu negirdėsim galvoj, ką grojam. Yra šiaip 3 klausos lygiai. Pirmas yra, kai mes kažką sugrojam, bet negalim balsu to atkartoti. Tada antras lygis jau būtų, kai mes sugrojam muzikinę frazę instrumentu, galim balsu paniuniuoti, padainuoti tas natas, kurias ką tik pagrojam. Ir trečias lygis, kurį nori turėti visi muzikantai ir kurį naudoja visi profesionalūs muzikantai, tai yra išgirstam pirmiausia frazę ir tik tada pagrojam. Tai reiškia girdim į priekį. Pirmas pratimas ir būtų antrų klausos lygiu išgirsti mažorinę gamą. Fone pasileidau do natą, kuris skamba ištisai ir mes dabar klausysim kiekvieną do mažorinės gamos natą kontekste santykė su šita nata. Pabandykim. Pirmiausia, galiu pasigroti ant C mažorinį akordą, išgirstu tonaciją. Do. Čia yra mūsų namai tonika, ne, ta do nata. Ramiai, nepertempę balso, tiesiog bandom suderinti visiškai kaip muzikinė meditacija, tiesiog su ta do nata. Sekanti nata bus re. Ja šiek tiek jau sunkiau dainuoti. Tai pakybusi ore ir su C akordu. Ne visai dera, jinai kažkur yra šalia. Ir kai jau dainuoja mi, girdim, kad vėl C akordė puikiai deranti nata. Akordinis garsas. Mi, re, do. Tai dabar bandom pereiti į trečią lygį. Įsimenam šitas 3 natas ir be instrumento bandom padainuoti, kaip kiekviena nata skamba. Re, pavyzdžiui, do, mi. Galim pasitikrinti. Svarbu, kad daugiau mažiau dėrėtų, kad jūs tiesiog išmoktumėt savo viduj tokias kaip dėžutės kiekvienam garsui, ne? Kaip kad mokomės svetimą kalbą, žodžius, juos tiesiog įsimenam, kad paskui galėtume kurti sakinius, kažkokias struktūras. Do, ir aš jau esu įsiminęs re, mi, paprasta frazė. Pasitikrinau. Pirmiausia padainuoju, dabar kitą frazę, negroju, pirmiausia dainuos. Mi, re, do. Na, kažkam gal labai paprasta, tokios paprastos frazės, kažkam galbūt labai sunku, nes visi turim skirtingą muzikinį pasiruošimą. Kas niekada nelavino klausos, tai tikėtina, kad bus tikrai labai sunku net 1, 2, 3 natą intonuoti, padainuoti, rasti balsu, tai nepergyvenkit, tiesiog ramiai treniruokit 1, 2, 3 natą. Kam lengva, liūdam toliau. Fa, sol, fa, mi, bet fa toksai labai nedarantis garsas. Fa, mi, jis nori kažkur judėti, išsirišti arba į mi natą, arba į sol. Fa, mi, fa, sol. Pabūnam tarp šitų 3 natų ir nepamirštam tų prieš tai buvusių. Vis plečiam savo girdėjimą, ne? Fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, tarkim. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Kuo ilgesnė frazė, tuo, aišku, sunkiau išlaikyti atmintį į patį kontūrą, tai lavinam tuo pačiu ir muzikinę atmintį. Gerai, toliau, dar liko porą natų. Sol. La, neakordinis garsas. La, pakankamai saldus, skanus. La, sol, irgi nori arba į sol judėti, arba į toliau. La, si, o vat si jau yra toksai vedamasis tonas, jisai si, labai nori rištis į do, arba si, la, sol, kažkur judėti, nes vieną ant jo sėdėti toks si, nebent kai
C mažorinį septakordą džiaziniam kontekste grojam, jisai si, tada gražiai saldžiai skamba. Bet jeigu grojam C mažorą tiesiog trigarsi, do, mi, sol, tai si, jis nelabai dera. Si, do, si, la, sol, la, si, la, sol. La, sol, fa, mi, re, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol. Tai va, tiesiog vaikštau pirštais gitara, bet negroju tų natų. Tiesiog dainuoju ir dedu pirštą ant to skirsnio, kur ta nata turėtų būti. Tiesiog tyrinėkit, kaip skamba kiekviena nata ir didinkit tikslumą, kad galėtumėt jau paskui jūsų muzikinė atmintis tikrai lengvai rastų, kaip skamba kiekviena nata ir galėtumėt šitaip, kaip aš ką tik pademonstravau, mažorinę gamą padainuoti. Tai jeigu išeina vienos stygos šitai padaryti, tai neapsiribokim vieną stygą. Bandykim išgirsti do mažorinę gamą ir ant kitų stygų. Tai pavyzdžiui, trečia styga prasideda atvira styga nuo natos sol. Tai jau šiek tiek kitaip mes kursim melodijas. Pradėsim nuo sol natos, ne? Irgi akordinis garsas. Sol, la, si, do, si, la, si. Sol, la, si, do, si, la, si. Taip pat. Toliau. Do, si, do, re, mi, re, do, re. Fa, mi. Jeigu per aukštai, tai tiesiog metam oktavą žemiau balsą. Fa, mi, re, mi. Stygrim. Kita styga būtų re. Re, mi. Puikiai dėsi mi, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, si. Re, si, do, la, si, sol, la. Šiek tiek jau darau šuoliukus. Visada lengviau dainuoti gamą iš eilės, į vieną pusę, į kitą, bet jeigu norit šiek tiek didesnį pasidaryti savo iššūkį, tai dainuokit su šuoliais, pavyzdžiui, dainuokit kažką. Do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, tercium, tercium intervalas. Ir taip toliau. Taip treniruokitės kiekvieną stygą. Ir penktą, ir šeštą, šešta styga, jeigu sunku dainuoti, nes labai žemai, tai dainuojam oktavą aukščiau. Mi, fa, sol, la, sol, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, la, sol. Dar vienas labai geras pratimas yra tiesiog paimti kažkokį motyvą paprastą ir bandyti horizontaliai ant visų stygų jį surasti iš klausos. Tai pavyzdžiui, do, si, do, re, mi, do, re. Pirmiausia padainuojam ir dabar bandom surasti, kur ant antros stygos jisai būtų. Okay, čia ant trečios, kur turim do. Galim ir be natų pavadinimų dainuoti melodiją, jeigu. Pritaikyti šiek tiek progresijų, pritaikyti šiek tiek ekspresijų pagal nuotaiką. Vibrato, slaidai. Aš bandau, kaip sudainuoju, taip atkartoti gitarą. Daug natūraliau tada skamba muzikaliau. Štai, horizontaliai suradau ant visų stygų šitą motyvą. Jeigu norit dar iššūkio šiek tiek daugiau, tai bandom vertikaliai, kas bus pakankamai labai praktiška, nes vis tiek frazes daugiau grosim vertikaliai negu horizontaliai. Tai lygiai tas pats motyvas. Keičiasi sema, jeigu turim mažorinę gamą, pavyzdžiui, čia. Šmokiam. Tai galim sugroti vertikaliai. Vienoje oktavai, kitoj, čia nuo ketvirto piršto. Kita pozicija būtų, penkta pavyzdžiui. Oktavą žemiau. Tada šita labai, patogi E forma. Čia
čia dar. Ir oktavą žemiau. Sekanti pozicija. Oi. Ir... Nu ir paskutinė. Jeigu pasiekėt. Tai va, kad ta klausa lavėtų vėl, kaip sportas, kaip svetimos kalbos mokymasis, visą tai reikia daryti reguliariai, kasdien, nebūtinai ilgai, ten 5-10 minučių pažaiskit ir pamatysit vis tiek rezultatas bus. Tos natos po truputį jums įsės į atmintį ir pradėsite girdėti mažorinės melodijos tikrai atskirti. Apie minorinės ir kitas melodijas iš kitų gamų pakalbėsim kitose pamokose. Tai jeigu patiko, sėkmės treniruojantis ir pasimatysim kitose pamokose. Iki.